trečiasis pusfinalis ir ten matysime dviejų svečių tarpusavio akistatą. Andrei Terentij prieš Evgenijų Korotkį, Baltarusija prieš Moldovą. Taigi svorio kategorija iki 84 kg pusfinalis. Raudonasis ringo kampas Andrei Terentij, Moldova. Mėlynasis ringo kampas Evgenijui Korotkį, Baltarusija 1. Šios svorio kategorijos finalininkas jau yra aiškus, tai yra lietuvaitis vilnietis Ričardas Kulis ir jo varžovas. Sužinosime šioje kovoje svorio kategorija iki 84 kg, taigi jau rimti svoriai galima tikėtis. Galingų smūgių galima tikėtis knockdownų, knockoutų. Ir du tikrai patyrę sportininkai. Evgenijus Korotkį jau yra kovęsis ir profesionaliuose kovose, jam yra 23 metai. Ir priminsiu, tai yra mėlynasis ringo kampas. Prasideda pirmasis raundas. Tiems, kurie galbūt mažiau domisi koviniais sporto menais, trumpai apžvelgsiu, kokios vis dėlto yra tos K1 taisyklės, pagal kurias vyksta visas šis turnyras. Taigi, K1 taisyklių esmė, jog stovėsenoje leidžiami smūgiai rankomis, kojomis bei keliais. Suėjus į klinčą galima atlikti vieną smūgį ir tuomet klinčas yra nutraukiamas. Tas smūgis gali būti tiek keliu, tiek koja. Daugiau klinčuoti nėra leidžiama, be abejo, kaip ir nėra leidžiama imtyniauti bei naudoti alkūnių. Tai yra vienas pagrindinių skirtumų nuo Muay Thai taisyklių, kad nėra čia tikrojo klinčą bei nėra smūgio alkūnėmis, o čia rimtai nusiteikę vyrukai. Andrei Terentij ir Evgenijui Korotkį. Smūgį keliu dabar atlieka Terentij. Daug artimos kovos. Raudonasis ringo kampas
O Moldovas yra kairiarankis, galbūt tai yra neparanku jo varžovui. Reikia prisitaikyti prie jo kovos stiliaus. Na, kovojant prieš kairiarankius yra viena elementari taisyklė, pradmenys, jog taipogi reikia akcentuoti smūgius su savaja priekinė ranka, taip tos atakos būna kur kas efektyvesnės. Ar dabar skausminga trauma, kurią patiria raudonasis ringo kampas, bet manau, jog greitai atsigaus jis ir gali tęsti, gali jau tęsti. Kova Andrei Terentij. O pirmasis raundas artėja prie pabaigos, 10 sekundžių likę jame. Aiškesnės kažkurio iš kovotojų persvaros pirmojo raundo metu neišvydome. Viskas spręsis antrajame ir trečiajame raunde. Malonu žinoti tai, jog jau tikrai turėsime lietuvį ir šiame finale. Čia kausis vilnietis Ričardas Kulis, taigi pirmajame finale iki 65 kg matysime vien lietuvišką akistatą. Iki 71 kg lietuvaitis Rokas Bučas kausis su lenku Artur Baradin, o Ričardas Kulis savo varžovą sužinos visai neužilgo, tačiau prieš tos finalus įvyks dar keletas paprastų kovų. Iš karto po šios kovos į ringą žengs visiems Savatų žiūrovams jau puikiai pažįstamas veidas, daugkartinis Savatų dalyvis Dain Raufa. Sportininkas Deividas Kaklauskas, jo varžovas bus vilnietis Dominikas Bajorūnas. Tačiau apie tą kovą jau galbūt kiek vėliau, dabar antrasis raundas tarp Moldovo ir Baltarusio. Raudonasis ringo kampas dabar stengiasi prilaikyti atstumą. Štai taip, pavyksta dabar Andrejui tiksliai atakuoti. Na, kažkokios didesnės, aukštesnio lygio technikos čia nematome, daug stiprių smūgių bandant pralaužti priešininkų gynybą, daug tų pavienių bandymų atakuoti ir daug artimos kovos panašu abiems sportininkams yra priimtina, tikslus smūgis keliu, kurį dabar atlieka Andrei Terentij. Tiesa, tų akcentuotų smūgių, tų atakų pabaigų, kurios būtų visiškai efektyvios, kol kas šioje kovoje praktiškai nematome. Ir štai čia pramuša gynybą raudonasis ringo kampas iš Moldovos. Jis, manyčiau, šiuo metu yra priekyje. Ne pirmą kartą jau stabdoma kova sportininkams susikibus į klinčą. Gražiai kojomis dirba Baltarusis, tačiau tie smūgiai efektingi, bet neefektyvūs, bent jau kol kas. Vėl sueina į klinčą pusfinalio dalyviai ir vėl yra skiriami ringo teisėjo ir vėl artima kova. O antrasis raundas tuo tarpu visiškai artėja prie pabaigos. Na, panašu, jog Baltarusis pasirinko taktiką smūgiuoti daugiau kojomis, tuo tarpu Moldovas kojomis praktiškai nesmūgiuoja, jis viską bando užbaigti atakomis rankomis, kurio pasirinkta taktika bus efektyvesnė. Sužinosime jau kovai pasibaigus, o galbūt ir trečią raundą metu. Taigi lemiamas trečiasis raundas mūsų visų dėmesiui.
per pirmosius du. Man asmeniškai geresnį šiek tiek įspūdį paliko Moldovas. Ar tokios pačios nuomonės bus teisėjai? Čia jau kitas klausimas, jo labiau dar visas trečiasis raundas laukia mūsų. Apatinių smūgių ataką pabando pradėti Andrei Terentį. Pavyksta Moldovui išvengti Baltarusio tolimų atakų, o tuo tarpu artimoje distancijoje jau Moldovas jaučiasi tikrai neblogai. Artimoje kovoje jis, bent jau mano nuomonė, yra šiek tiek pranašesnis už Baltarusį. Tuo tarpu pasiekti iš tolimesnių distancijų varžovo smūgiais nepavyksta. Nepavyksta Baltarusijos sportininkui Evgenijai Korotkai. Na, nesvarbu, kuris iš sportininkų dabar matomų ekrane pateks į finalą. Manau, Ričardas Kulis yra tikrai pajėgus kautis tiek su vienu, tiek su kitu. Ir tikrai galime tikėtis lietuvio pergalės paskutinioje šio vakaro kovoje. Panašu, bent jau man susidaro įspūdis, jog labai neparanku Baltarusiui kautis prieš kairę rankį, nežino jis tiesiog ką daryti, kaip pradėti atakas, bando tai koja, tai ranka, tai įvairias kombinacijas, tačiau jos naudos neduoda. Tuo tarpu Moldovas karts nuo karto, tikrai ne per dažnai, bet atlieka efektyvias atakas ir pramušinėja Baltarusio ataką. Baltarusis aktyvesnis. Tai reikia taipogi pripažinti, tačiau vien už aktyvumą pergalės yra skiriamos tikrai retai. Tikslesnis, mano nuomonė, yra Moldovas. Aidi gongas, trečiasis raundas baigėsi. Lieka sužinoti, kuris iš šių dviejų dalyvių keliauja į finalą. Į svorio kategorijos 84 kg finalą, kur jau laukia Ričardas Kulis. Mano nuomonė, šioje kovoje pranašesnis buvo Moldovas Andrei Terentį. Ar tokios pačios nuomonės yra ir teisėjai? Jau už 15 sekundžių sužinosime visi mes. Nebuvo tikrai dominuojančio kovotojo šioje kovoje. Viskas susidėjo iš mažų detalių, iš mažų smulkmenėlių. Taigi tikrai nėra lengvas sprendimas teisėjams. Bet Moldovas ir pats tiki tikrai savo pergalę. Taigi laukiam teisėjų sprendimo. Na tikrai galime matyti, jog labiau savo jėgomis dabar stovėdamas ringo centre tiki Moldovas. Ar jis yra teisus, ar teisus esu aš? Teisėjai lygiai tokios pačios nuomonės kaip ir aš, kaip ir patys kovotojai. Andrei Terentį keliauja į finalą. Ten jis susikaus su Ričardu Kuliu. Laukia tikrai intriguojantį akistatą. Lietuva prieš Moldovą. Andrejus Terentį pabandys atkeršinti už savo